Ir aš labai džiaugiuosi, kad gerbiama Violeta ir Algimanto mama sugebėjo surinkti Algimanto kūrybą ir jo indėlį į Klaipėdos gyvenimą pristatys Klaipėdos mama kartą. Gal šimtąjį arba tūkstantąjį kartą visoje meno istorijoje įsitikiname, koks teisingas yra posakis ars longa vita brevis. Ir nors Algio šiandien čia nėra, mes iš tiesų parodos atidarymą, aš manau, galime drąsiai sakyti, kad mes švenčiame jo kūrybinį jubiliejų. Šiandien išvakarės, kaip ir priklauso, rytoj 50, kurie bus amžiams. Tai yra pati didžiausia vertybė, kurią turi menininkų profesija, ir jos svečiai. Kiekvienas iš jūsų apie jį galėtų pasakyti daugybę dalykų. Galbūt tai, ką jūs sakytumėte, būtų visiškai skirtinga dėsi, tragizmą ir nepaprastą mąstytas idėjas projektus. Koks jis buvo kartais kategoriškas, kietas, labai aiškiai suvokiantis savo tikslą ir kartą tą tikslą įvardinęs, jį iki galo išpildinęs. Iš tikro, šiandien mes galime pasakoti daugybę įvairiausių istorijų apie jį. Ir Algimantas Jusionis buvo matyti ryškiausias viduriniosios kartos Klaipėdos, kurias pradėjo dar tapyboje yra labai įvairus. Algis mums pateikė tokį ypatingai, galima sakyti, beveik spalvinė prasme kraštutinį variantą. Mes matome, šitose salėse yra nepaprastai daug erdvės, tačiau atrodo, kad juose šitiem paveikslam šiek tiek jos trūksta. Jie tartum veržiasi iš savo vidinio pasaulio, nori užgožti mus, jie nepaprastai ekspresyviai kalba mums labai
paprastus dalykus, žiūrėkit kokie motyvai. Dvi pagrindinės temos, tai yra peizažas. Bet kaip nebūtų keista, gryno, tikro, kokio gamtos vaizdo, gražių medžių, pušų ar ten pajūrio yra labai nedaug. Algio peizažas tai yra miesto peizažas, tai yra miesto arba miestelių panoramos su bokštais, kur bokštai arba stogai arba namų kontūrai primena labiau kažkokias tai vėjo išpūstas bures, ir čia mes vėlgi galime ieškoti, kiek norime analogijų su jo paties gyvenimu. Ir yra kita kūrinių grupė, kuriuose vyrauja keistos fantasmagoriškos būtybės, kažkokių tai senųjų archaiškųjų kultūrų, kurias labai dažnai sunku atsekti, ar tai yra baltai, arba tiesiog tapoma, atrodo, tiesiai ant stiklinių, reiškia visą tai kiekviena drobė, kiekviena kompozicija. Ji tiesiog verčia iš mums ypatingą ekspresiją, ypatingų humanizmų. Tai yra tikriausiai tai, ką tokioj klasikiniai literatūrai sakoma viską gyventi. Tai yra viską tapyti. Aš dėkuoju už man sutikimą. Man paprasčiausiai patikite tikrai, tai sakau, visą atvirą savo sielą, kad norisi pastovėti čia, patylėti, prisimenant šitą, kaip įdėti. Ir tai, kad buvo pasakyta, kad šiandien yra, jo šalia mūsų tai yra. Ir man labai buvo apmaudu šiandien tas gėles, jo atneštas mano jo jubiliejaus išvakarės įteikti žmonai. Tačiau man reiks, kas yra čia kartu su mumis. Patylėkime skirti. Ir prisiminkime. Pirmą kartą iš tikrųjų paėmė išėjų šiandien į savo jubiliejų neateis. Bet aš linkęs galvot, kad tai yra laikinas dalykas, kad dar aš su juo susitiksiu. Ir dar mes padiskutuosime. Nes Algis ne vien tik tai apie dailę galėdavo pakalbėti, jis kalbėdavo ir apie literatūrą, ir jis buvo menininkas, ne vien koks nors pirmininkas dailininkų sąjungos, ne biurokratas koks. Gal už tai iš dalies tai greit save ir sudegino. Bet aš nenoriu ilgai šnekėti, aš noriu pasakyti, dar kartą pasakyti. Jis niekur nedingo. Visų pirma, yra jo darbai ir tikrai kada nors jis dar pareiks. Pamatysime. Mes dar susitiksime. Ačiū tau už tą parodą. Bet ponas Vytautas, gerbiamas ponas Vytautas, žinau ne tiek senai, bet jis daug ką darė. Ponė kalbėjo, kad jis labai gerai žinomas Lietuvoje ir Klaipėdoje. Atsiprašau, jis gerai žinomas ir pasaulyje. Jis bendravo su Airijos, su Anglijos žmonėm, kurie Ready Recruitment, tai yra įmonė, Kilogrins, South Carey Island. I met Algimantas on my very first visit to Klaipėda. When I entered to the gallery, I was immediately drawn to the certain incredible paintings. I had never seen another like these paintings. They were so full of energy and life. When I met Algimantas, he did not let his paint so much to him. Algimantas told me on a later occasion that he only painted when he had soul. All his paintings reflect his soul, but they happy or sad. Tonight, it is a night to celebrate. Algimantas left a wonderful legacy to the world. He did the idea, I live where he painted. I am the luckiest person in the world to have some of his Klaipėda. Kai tik ėjau į galeriją, mano dėmesį tuoj patraukė nuostabių paveikslų rinkinys. Niekada nemačiau nieko panašaus į šios paveikslus. Jie buvo pilni energijos ir gyvybės. Tada sutikau su Algimantu, mes derėjome. Vėliau jis man pasakė, jog tą patik tada, kai turi sielą. Visi jo paveikslas įspindi jo sielą. Ir jie linksmi ar liūdni bebūtų. Šį vakarą, tai turime šį vakarą mūsų, tikra proga švęsti. Aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje, turėdama keletą jo vizijų savo namuose.
Šiandien pirmųjų dienų ir aš reiškia jį stebėjau, jo charakterį, jo būdą, jo įgeidžius, jo norus. Ir galiu tik tiek pasakyti, kad jis buvo labai gyvas vaikas, nuo pat mažens, labai sportiškas, labai imlus, toksai ypatingai draugiškas būdavo, visur įsilysdavo, visur jam tai visokių nelaimė atsitikdavo. O apie dailę, apie meną, tai jis faktiškai labai tada mažai kalbėjo, kai vaikas buvo. Ir net mes kartais pagalvodom, gal sportininkas bus, gal kas, bet čia žinoma, jį gyvenime ištiko nelaimė visokių ir jų per jo gyvenimėlį trumpą labai daug buvo. Taip, kad jis pradėjo formuotis po visų savo nelaimių, jisai turėjo važiuoti į Kauną ir studijuoti. Tai tokia, reiškia, mes su tėvu abudu dailininkai, gyveno, kad jį supo aplinka tokia. Ir, kągi, kaip aš sakiau, jam gyvenime labai daug nelaimių visokių buvo. Įskaitant ir tą paskutinėje jau pažiūrėję žmogus. Stojo į dailės institutą, jam neįstojo, aišku, iš pirmo egzamino buvo sukirstas. Ir tada atsidūrė Klaipėdoje, aš atvežiau į Klaipėdą, čia jam pasisekė gerai stoti, jis per tuos 4 metus čia studijavo Klaipėdos fakultete. Ėmė tapyti, ėmė bandyti, tiesiog ėmė man tai jau man save rodydavo, bet tik viešai, stengiasi nerodyti. Ir vis drąsiau ir jis tokį darbą pradėjo įdarbti, kadangi jis yra labai emocinga asmenybė, labai, jo tiesiog, kai jis dirba, tai atrodo, kad jis dega ir suteksta, toks būdas buvo. Ir nieko nedarė gyventas, bet kaip, ir daug laisvės metų, galbūt tai čia ir padarė. Anksčiau jisai, kitaip sakant, labai vėlai pradėjo tapyti. Ir per tą trumpą laiką, kur jam buvo skirtas, jis gan daug turbūt padarė, kadangi labai intensyviai dirbo ir greičiundavo, ir karštai emocingai, ir su medžiagų šeimų labai pavyko. Ir kurie eksponavo, kurie kalbėjo, kurie, žodžiu, visiems, kurie padėjo jam surinkti. Dėl projektavimo, tai Jūros šventės burė, kuri yra dabar Klemensovo sukurta, tai faktiškai yra Algimanto pagrindas. Aš manau, kad jis ir projektuotojas turbūt buvo labai geras. O šiaip aš esu pripratusi atidarinėti parodas, aš dar turbūt niekada taip jaukiai nesijaučiau kaip šiandien. Priimdama gėles, aš tikrai visiškai neverta tų gėlių. O apie 50-metį ir apie šitą parodą mes su Algimantu kalbėjom jau praeitais metais. Ir aš maždaug viską padariau tikrai taip, kaip Algimantas planavo. Piešinius ten, prarastas sielas ten, šitos darbus čia. Aš manau, kad aš tikrai pažadą ištesėjau, misiją atlikau. O šiaip labai noriu visiems padėkoti, ponui merui labai noriu padėkoti, kad atėjo, draugam visiems, gerbėjam, už tai, kad atvyko į parodą. Ir ką, žiūrėkime.
молодцы, видите. Ну, дети. На мне она. Мик. Вот. Узнаешь? Лезем. Вот, на меня все. Как один. Молодцы. Мишка, где твоя улыбка? Ирочка, Ирочка, хорошо. Покажи вот эти, Володя, какая тебе картина нравится. Вот это нравится. Это называется... Покажитесь мне.